Vaiskrūmius ir vaismedžius reikia tręšti pavasarį ir vasaros pradžioj, bet vėliau jau neverta. Po gerą saują kiekvienam vaiskrūmiui ir truputėlį įterpti. Gerai. Šitos trąšos užtikrina, kad būtų stipri augalo šaknų sistema ir gerai maitintų patį augalą, ypatingai derėjimo metu. Tada uogos būna didesnės, gražesnės, skanesnės, netgi saldesnės. Čia įeina ne tik makroelementai, bet ir mikroelementai, kaip kad magnis, cinkas, boras, kas yra labai svarbu. Toks augalas gavęs mikroelementų būna stipresnis ir atsparesnis ligoms ir kenkėjams. Šios trąšos yra sieros pagrindu, todėl galima berti ir po šilauogėm, ir netgi po rododendrais, po visais vaismedžiais, vaiskrūmiais, kuo puikiausiai tinka.